Šiandien mes kalbėsime apie popierių ir kartoną, jų savybės, pasirinkimą, konstrukcijas, gamybos būdus. Taip pat kalbėsime apie medį, kaip dažniausiai naudojama konstrukcinė statybinė medžiaga. Taigi, mums reikės susipažinti su gaminiais iš popierio ir kartono, jų konstrukcinėmis savybėmis, gamybos būdais. Ką daryti, jei ankstesniuose skyriuose minėtos konstrukcinės medžiagos netinka? Jos arba per sunkios, arba per ilgai ir per sudėtingai apdorojamos. Taip dažnai būna, kai reikia susikonstruoti nedidelį lengvą kokio nors daikto modelį arba tiesiog reikia medžiagų vienam iš projektavimo etapų. Tada galima rinktis tokias konstrukcinės medžiagas kaip popierių, ploną arba storą kartoną. Jie vienas nuo kito skiriasi savo kvadratinė metro mase. Popierius sveria iki 150 gramų kubiniame metre, plonas kartonas iki 500 gramų kubiniame metre ir storas daugiau kaip 500 gramų kubiniame metre. Popierius gamybai naudojamas natūralaus pluošto celiuliozės pagrindu, tad dažniausiai jis gaminamas iš medienos masės. Kartais naudojamas medvilnės, lino ar kanapių pluoštas. Gaminant popierių ir kartoną, žaliavos pluoštas gula liejimo kryptimi, todėl šia kryptimi yra lengviau lankstomi, lengviau įspaudžiamos plono ir storo kartono lenkimo linijos, jos lengviau sulankstyti. Prieš naudojant reikia nustatyti išilginę lapo kryptį, nes ji nebūtinai sutampa su liejimo kryptimi. Užduotys jums. Reikės parašyti, kodėl mediena dažnai naudojama namų vidaus apdailai, baldams, buityje, kokios konstrukcinės medžiagos gaminamos iš medienos ir praktinė užduotis pagaminti savo sugalvotą daiktą iš popieriaus arba kartono. Kaip jau minėjau, popieriaus ir kartono yra labai daug rūšių. Pagal paskirtį skirtingos kokybės ir skirtingų charakteristikų. Popierius ir kartonai labai tinka antriniam perdirbimui, todėl juos panaudojus reikia atskirti nuo kitų buitinių šiukšlių ir mesti į tam skirtus konteinerius. Taip galima išsaugoti daug medžių. Prisiminkime, kokias žinome kartono ir popieriaus rūšis. Čia tikriausiai matome taros, pakavimo medžiagų kartoną, tai taip vadinamasis šiaudinis, geltonai rudas, lengvai lūžta, pigiausias, pakuotėms naudojamas, paveikslų nugarėlėms. Taip pat gali būti pilkasis kartonas, aplankų kartonas, plakatinis kartonas, braižymo kartonas, impregnuotas kartonas, kopijavimo kartonas, spaudos kartonas, rašomasis popieris ir dar daugelis kitų. Kaip jau minėjau prieš tai, kad mediena jau nuo senų senovės yra viena mėgstamiausių įvairių sričių meistrų natūrali konstrukcinė ir statybinė medžiaga. Tai ne tik lengvai apdorojama, paslanki, bet ir įvairiapusiškai pritaikoma medžiaga. Iš jos buvo gaminama didžioji dalis daiktų. Baldai, stalo įrankiai, indai, namų apyvokos reikmeniai, žaislai, namai. Taip pat
konstruotos įvairiausios paskirties mašinos, verpimo, audimo, medienos tekinimo staklės ir taip toliau. Tačiau nors ir rečiau, bet žmonės vis dar noriai naudoja medieną buityje. Vaikai žaidžia su mediniais žaislais, šeimininkės labai vertina medinius namų apyvokos daiktus, įrankius. Žmonės vėl domisi ekologiškais namais pastatytais iš rąstų ir taip pat naudojasi mediniais baldais. Kiekviena medienos rūšis skiriasi kietumu ir svoriu, išvaizda, tekstūra, spalva. Kaip tik dėl šių išskirtinių tekstūrų mediena yra itin populiari puošiant namų vidų, labai tinka grindims, iš retų ir brangių rūšių medienų gaminami baldai, pigesnės naudojamos kaip statybinė medžiaga. Labai svarbu, kaip jau minėjau, išsaugoti daug medžių, todėl kartoną, popierių reikia rūšiuoti ir mesti į atskirus konteinerius. Dabar pasižiūrėsime, ką galime pagaminti iš popieriaus ir kartono. Štai tualetinio popieriaus ritinėlėje įkurdinta popierinė plokščia kompozicija. Tiksliau, 3 kompozicijos. Taip išgaunant toli arti šviesesnės spalvos figūrėlės, jos įkurdintos toliau kartono gabalėlyje, tualetinio popieriaus ritinėlyje. Iš gofruoto kartono, faktūruoto kartono, taip pat pridedant dar plastikos elementus, irgi pagaminti drugeliai, bitutė, meškiukas, jautuko galva ir arkliuko galva. Pat galima pagaminti apimtinius darbelius, namelis, netgi su aplinka namelio, vorai, kažkokios vabaliukai, viščiukai, kažkokios kitos figūrėlės. Taigi praktinė užduotis jums reikės atlikti kokį nors dirbinėlį susigalvotą iš popieriaus ar kartono ir aprašyti, kodėl mediena dažniausiai naudojama namų vidaus apdailai, baldams buityje. Ir kokios konstrukcinės medžiagos gaminamos iš medienos. Pagalvokite ir prisiminkite iš praėjusių pamokų. Sėkmės darbe.